Pistoletu ginkluotas užpuolikas grasino naktinio baro darbuotojai. Nusikaltėlį gaudė keli policijos ekipažai. Mums pavyko gauti unikalių užpuolimo vaizdų. Užpultas naktinis baras yra šiaurės miestelėje Ulonų gatvėje. Apie 1 valandą nakties užėjęs klientas nusipirko mažą butelį degtinės ir skardinę alaus. Viską fiksavo apsaugos vaizdo kameros. Barmenė stebėjosi, kad degtinė užgeriama alumi. Vaikinas atrėžė esąs vikingas. Atsigėręs jaunuolis išėjo į lauką, bet per stiklą sekė barmenę. Moteris tuo metu kalbėjo telefonu. Po to jisai įėjo ir staiga išsitraukė pistoletą ir taip sušuko, davai, atidaryk kasą. Ir tada aš greitai staiga pašokau ir išpečiau apsaugą. Kai barmenė pradėjo rėkti, kad nuspaudė pavojaus mygtuką, užpuolikas sutriko. Jis dar paėmė butelį limonado, bet jį išgerti pasiūlė pardavėjai. Paskui susirinko daiktus ir pasišalino. Netrukus atvažiavęs apsaugininkas pastebėjo nubėgantį vyrą. Jis iškvietė policiją ir leidosi vytis. Į gaudines įsitraukė visi tuo metu laisvi policijos ekipažai. Pasak liudytojų 6 mašinos. Įtariamasis greitai buvo sulaikytas. Paskui rastas pistoletas. Paaiškėjo, kad ginklas dujinis. 26 metų įtariamasis uždarytas į areštinę. Jam nustatytas vidutinis girtumas. Tačiau baro savininkai nustebo sužinoję, kad policija vaikiną kaltina ne ginkluotų užpuolimu ar bandymu apiplėšti, bet tik viešosios tvarkos pažeidimu. Jaunius Matonis, Vidmantas Beržinis, LNK žinios Vilnius. Uostamiesčio areštinėje sėdinčiam narkotikų platintojui